Dar viena BMW E91. Alcantara, kolholderiai. Ai, tu nahui, kaip čia slidumas, taip pizda. Biški sninga, bet mašiną žmonėm turim parodyti. Vsio, varom į garažą. Nu tai sveiki gyvi. Čia yra mūsų naujas spotas, iš kurio pabandysim daugiau pafilmuoti, padaryti truputėlį įdomesnio kontento jums. Pirmas klausimas pas jūs šiaip dažniausias yra, kur ieškot automobilių. Tai atsakymas Kleinwagen ir Mobilede. Šiaip labai paprastas atsakymas ir labai paprasta paieška. Ten tiesiog susitvarkai savo filtrą automobilį, kokį nori susiras ir viskas, ieškai tiesiog. Blet, žinok, kurva, ai, tu nahui, kaip čia slidumas, taip pizda. Čia slidu. Ai, tu nahui, nevažiuoja, blet. Nevažiuoja, nu. Pizda, nevažiuoja, kurva, tuoj palauksiu, galvosim, palauksiu. O tai ant čia net neužvažiuoja, ne busas? Šiaip gerai dirba? Blet jo. Bet turbas. Šaltas biški toks. Jo, turi. Bet po to jisai gražiai. Aš sakau, nelabai žinai suprantu. Kaip ir gražiai eina. Jo, svarbiausia, kad kurva lapkis neprasklys. Biški sninga, bet mašiną žmonėm turim parodyti. Ant karštų emocijų, ką gavom. Turim vėl E91 su 135 kW varikliu, 2 litrų ir neužkalusių motorų. Tai ką tik grįžo, iš tikro labai papuolė maladės vairuotojas, kaip ir matėt anksčiau, kad naktį atvažiavo, paėmė mašiną, stengėsi, tai pakalbėjom, žiauriai fainas, tikrai 10 iš 10. O čia turim trojkę, neina parodyti kėbulo, nes kėbulas galbūt čia didžiausias šito automobilio minusas. Variklis, dėžė, viskas dirba gerai, įdėjo dar papildomų ratų komplektą, aišku, skardos, bet vis tiek, turėk ir neturėk. Tai didžiausias minusas, einam, parodysiu. Yra ant sparnų. Nežinau, čia kažkur buvo, net, nelabai matyti. Vienas dalykas, va, čia matos. Per kamerą tai tikrai nesimatys, net galima čia labai nerodyti, bet tiesiog susipoliruos toksai dalykas. Palauk, čia dangtukai yra. Pas kažkurie dangtukų nebuvo. Ir vat ant kitos pusės irgi nesimatys, bet irgi yra toksai mini įbrėžimas. Tai čia tokie iš tikrųjų defektai, tai sakau, kad čia niekis iš vis yra. Ką norėčiau pasižiūrėti, aišku, variklis dirba, tai originaliai tepalo filtrą. Tai jaučiu pasižiūrėsim dieną, šiandien nelabai noriu čia tepaluotis, bet manau, kad viskas bus gerai. Toliau šokam į saloną, parodysim, kas salonė, nes lauke tai tiek tos komplektacijos, ksenonai, parktronikai, 16 ratai ir panoram. Tai čia daugiau kažko tokio maks nėra. Viduj turim autopilotą, šildomas pusiau odinės sėdynės, automatinę pavarų dėžę, teliką, kupholderius, dvigubas porankis, panoramą ir viskas. Čia tos komplektacijos kažkokios maks nėra. Paprasta apdaila, nieko kažko įspūdingo, salonas irgi ne elektrinis, tokia standartiška trojkė. Matematika, kiek mums jinai šitą mašiną gavusi, tai su traliuku gavusi 3.3. Jau Lietuvoj, mes ją nupirkom už 2,7, buvo skelbimas už 3,900, tai visai neblogai pasiderino. Ir jo, tai jaučiu, galim bandyti test drive, nedaryti. Reikia apsivalyti sniegą, biški. Pala. Tai mes tai ką tik padangas žieminę susinešėm į garažą.
O čia vasarinės padangos. Ant tiek sniego. Nežinau, bandom? Bandom. Važiuojam. Reikia mums išvažiuoti iš Prolioto, nes čia kalnas, tai aš su žieminėm padangom šiandien vos atbulas išvažiavau. Tai su šitom gali būti negerai. Va, pafilmuok po. Čia pėzė buvo. Šiai važiuoja, tai visai neblogai. Blemba, būtų žieminės padangos, tai galėtumėm biškai daugiau prasilėkti kažkur. Mašinytė gyva tikrai jaučiasi. Aišku, tos padangos truputėlį čia šiuo laiku nelabai tinkamos, gal taip švelniai pasakant. Dabar misija pas mus yra kaip grįžti į garažą, nes truputėlį mums gaunasi į kalną. Žiauri čia. Sakyčiau, nereikia į tų žieminių. Šio, grįžtam į garažą. Tai šiai minutei tiek apie šį BMW. Ir dabar jaučiu, pažiūrim, ką rodo Car Vertical. Tai turim BMW 320, 20 metų dizelis ir turim jau 2 žalas. Ok, prie žalų prieisim vėliau, rida be problemų, visa kita be problemų. Tai tiesiai tada galim varyti ir prie žalos. Matom, yra 2 įvykiai. Pirmas padarytas 2011 metais, tai realiai mašina buvo visiškai apynauja ir išmokėta nuo 500 iki 1500. Tai buvo matyti labai smulkus kažkoksai įvykis ir įvykęs Vokietijoje. Tai manau, kaip nauja mašina, tai čia tiesiog buvo gal nubrosdyta kažkas lengvai labai. O sekantis įvykis jau 2016, truputėlį didesnis, čia rašo, kad yra priekyje. Ir remontas nuo štukos 5 iki 3. Išorinės kėbulo dalys, konstrukcinės kėbulo dalys, tai gavo į priekį. Nelabai ten kas matosi, kad būtų labai stipriai sugrūsta, tai greičiausiai pakeitė naujom dalim ir važiavo toliau. Tai ties čia, manau, kaip ir viskas. Tai išpuolė dar vienas mašiniukas, BMW E91, kaip visada. Ir su M-paku, tik nežinau, kaip seksis nupirkti. Aš rašiau, Antanas rašė, tai žodžiu visiems atrašo, bet kažkodėl adresą ir numerį davė Tomui. Tai greičiausiai gal išeis nupirkti. Tai dabar Tomas ieško tralo per Telegramų grupę. Tai šiaip trojkė visai nebloga. Kol kas dar nerodysiu, nes nežinau, ar nusipirko ar ne. Bet M-pakas, juodos lubos, karavanas, toksai tikrai ganėtinai neblogas. Kiek kilovatų čia jisai? 130 kW, 2 litris. Ir ką daugiau sunku čia ką pasakyti. Kaina buvo 3,5, bet ratų neduoda, žotus plus 500, tai ratų kaip ir neimsim. Čia galbūt nelabai verta, manau. Vairas persiūtas naujai. Čia daugiau. Kirsta apačia ir čia mano įdėnas? Ne, čia tik. Alcantara, kapholderiai, kilimėlė, aišku, prasti. Mašina nesusirbliuota, nevalyta. Šildomos telikas, parkai, holderiai, Wi-Fi'us labus, panorama. Žiauriai gražus iš tikrųjų. Manau, kaip už tokią kainą, taip nepasakėm esminio dalyko. Variklis netolygiai dirba kažkodėl. Tai gali būti, kad bus purkštukai. Šiaip labai tikimės, kad bus purkštukai. Arba kalantis variklis. Tai atsiuntė videką, pažiūrim, kas čia bus
Žodžiu, tą mašiną žiauriai ryja ir susitarėm su vokiečiu, kad perėsim 100 eurų depozitą, bandom rizikuot, pabandyt nupirkt tą bemą. Dar yra vienas toksai niuansas, kad jisai už tą 100 eurų rezervuoja mašiną tik 2 dienom. Ir jeigu mes nerasim tralo, tai tiek mašina nuskambės, tiek mūsų 100 eurų. Taip vyksta dalykai. Turim dar vieną BMW E91 su 2 litrų 135 kW varikliu ir jojo defektas yra purkštukai. Greičiausiai. Iš tikrųjų dabar šitoje stadijoje esam pasikeitę purkštukus ir reikėtų kurt, bet visų pirma noriu parodyti jum, kas čia per aparatas. Turim 18 ratus, žiauriai gražūs ratai, iš tikrųjų man šitie emkiniai visai patinka, galėčiau ir aš vasarai tokius susimes. Turim pilną M paketą, jisai yra pagal viną. Nėra, kai būna čia dažniausiai Lietuvoje, kad sukrautas. Turim juodas lubas, Recaro saloną, aišku, kaip M-kinis vairas, taip toliau, autopilotas, automatas, didelis telikas, kubholderiai ir panašiai ir viskas šitose E9 nelabai ko ir būna daugiau. Šiaip kėbulo labai kažkaip apžiūrėti net ir pačiam nelabai eina, tai pasitenkinsim tik tokiu vaizdu, bet šiaip mašiniukas tai atrodo neblogai. Karavanas, jo, ne sedanas, bet karavanas irgi, manau, su Ampaku yra neblogai. Jo kaina iš tikrųjų Lietuvoje su tralu gavosi 3,8 kažkas, jeigu neklystu, nežinau, reikės dar pasitikslinti, bet kažkas toks orientyras. Faceliftinis modelis, šiaip neaugti langai gale, tai jau nereikės neaugti, tai yra labai gerai. Kėbulas buvo kažkur pabraižymų, bet vėl kaip dabar pasikartosiu, tai mes jų nelabai matom per tą sniegą. Tai ir dar negana to, nupirkom dar vieną tokį patį su Ampaku, juodą panoramą, žodžiu, pilnas Ampakas pagal viną, tai šitam videkė mašinų tikrai bus hebra. Tai jo, dabar mums prioritetas iš tikrųjų yra užsikurti šitą mašiniuką. Purkštukai rodė, kad 3-4 purkštukas labai leidžia ir ta prasme varo kurą dideliu kiekiu. Tai iškart nupirkom kitus purkštukus. Nežinau, pabandėm dėti iš 3 litrio. Nežinau kaip paeis, bet vieną sykį buvau padaręs tokį bairį su kažkuria mašina, tai suvedėm kodus, užsikūrė, važiuoja kuro nerija, viskas gerai. Tai čia dabar pabandėm 2 įdėti 3 litrio, tai bandom jungtis kompą, nusiorint sistemą ir kurt. Važiuojam. Tu pažiūrėk, kiek hebros išlindė, parodė. Visi laukia kol starto šito bemo. Pasijungiam srovės truputėlį. Tomai, ar tu esi pasiruošęs? Ar aš esu pasiruošęs? Ne. Važiuojam. Gerai. Palauk. Atėjo dizelis. Dizelį turim. Ne. Žinok, jaučiu, tie purkštukai bus negerai. Nes jau ant tų 2 tai dirb beveik. Jo, greičiausiai purkštukai. Na, tai su purkštukai šitais nelabai paėjo. Varysim jau čia iš rotą priduot šitus ir, nu ką, ieškot kitų.
Nes tikrai jau turėjau dirbti, nes ant 2 purkštukų dirba ir tie 2 nekanelina, tai imam lauk. Namie tai taip nedarykit, ant lauko nedirbkit, nes jaučiu po rytą į lovą gulėsiu jau. Dar va, geriausia tai kai dar skambina ant viršaus. Veikas, ką tu geru, kaip? Alio. Keičiam grandinės, buvo nulūžę 2 kompensatoriai, nėra čia ką žaisti, įsisėmėm iškart motorą, dedam naujas SKF grandinės, sudedam, sutvarkom viską ir aišku varysim nuplaut motorą, nes čia pažiūrėk, kas čia darosi. Čia sumuštinį, kad gali nuo tos maslos, blemba. Tai sudėsim viską, kursim ir manau galės eiti į marčias. Važiuojam. Čia turim visą komplektą, tempikas, kitas tempikas, grandinė 1, 2, 3, šliaužikės, O-ringas, bet čia nežinau, gal reikės, ne, bet palauk, man atrodo SKF-o geras būna. Šliaužikės ir visa kita, dar čia tepalą turim ir tepimo pimpukas. Einam dėt. Kaip jisai visas apsitepalavęs. Čia viskas bėgia. Pats variklis matosi, kad tepalai buvo keisti tikrai normaliai. Nebuvo jis ten važiuotas po 2 štangų ir nekeistas. Bet tarpinės tai čia nieks nepakeista. Tai biškelį turim tepalų, bet manau, kad kaip nors. Tai turim naują operatorių, Zeniuką. Zeniukas, geras operatorius. Nu, pažiūrėsim, kaip iš čia sufilmuos. Palauk, raktų nepasim. Pažiūrėk, kokia ledinė trojkutė. Man atrodo, tau pasikeisti TF-ą visai būtų neblogai. Ne? Žiūrėk, ledas. Ledas. Eik tu, na. Nublem. Kaip pamatysim, tai čia arba turėsim porą dienų darbo, arba ne. Biškį nuvarvinam. Žiūrim. Įsisuksim tempėje, įsisuksim matuoklę, pažiūrėsim. Karoną. Viskas gerai, filtras geras. Dedam atgal ir dėl veleno galim būti ramus. Au, narosuko. Mini Tokyo, if you see me, can you me? Nu, blet, parodyt bachūrom, kaip reikia važiuoti. Gerai, jeigu šitą testą atlaikys, tai bus gerai. Na jo, tikrai kaip. All good. Bet jau karštą tai. Karštas? Turit tokį karštą mest? Nu, blemba. Tokį gal karštą labai ir ne. Tai bemva sutvėrėm, viskas pasaka. Grandinės dirba, uoga, nieks nebėga. Pasitikrinsim DPF-ą ir, manau, išvalyt ir į pardavimus. Tai šiandien tiek. Pakomentuokit, ką norėtumėt pamatyti iš viso šito kontento, ką maždaug
Kas labiau įdomu, kas mažiau įdomu, užmeskit komentarą, palaikinkit, pasubscribinkit ir iki kitų.